Nu ką, sveiki berniukai ir mergaitės. Šiandien turim neeilinę dieną. Atvežė į Vabaltę pabandyti Fenduką 8-tuką, naują modelę. Pilamės kūrą, laukiam Žilvino, atvažiuos paleis, atvežė dar Rubino skutiką. Ir bandysim važiuoti ruoštis kukurūzą sėjai. Išleidau Žilviną, viską pasileidom tvarkingai. Jau padariau kiek aš šiandien 15 hektarų. Dar buvo padanga atraminė sprogus, nu tiksliau praplėšta, teko susiklijuoti. Iš pat pradžių atrodė gan sunkiai tas valdymas čia viską pasidaryti, nes pas mane senesnis tas modelis ir ta rankena senesnė, bet truputį pasimaigiau dabar. Tai iš tikrųjų ganėtinai labai viskas paprasta, viskas aišku. Ir šiaip šitą rankeną, nu, lyginant su mano, tai tikrai patogesnė. Ir šiaip tas dizainas gražesnis. Čia planšetė įdėta. Ką pastebėjau nuo pat pradžių, tai garsas kabinai labai mažas. Izoliacija tikrai nebloga. Padirbsiu dabar truputį ilgiau. Dar iš tikro čia naujas apšvietimas yra sudėtas. Tai reikės kažkurį ir vakarą ilgiau padirbti. Bet esmė, kad neturiu čia daug to labai skutimo. Apie 100 hektarų yra kukurūzui pasiruošti. 40 hektarų jau esu su savo fenduliu susiskutęs. Bet ten kaip ir reiktų antrą kartą pakartot, nes truputį yra grumstų. Ten arimas buvo, kukurūzai po kukurūzą, atsiliavimas. Ir ten iš tikro labai įsibuzojom rudenį. Tas arimas nebuvo kokybiškas, tai greičiausiai, kad porą kartų reiks prasilėkti su lėkštėm. Vieną laukelį pabaigiam, 23 hektarų. Ką, Fendukas PM5 šitas eina. Sakė dar netrakintas iki šiam 7. Bet kai vietoj laukai, tai gal ir užtenka tų PM5. Daviau kolegai prasilėkti. Buvo dar vienas kolega atvažiavęs. Visiems įdomu išbandyti naują daiktą. Anam laukę žiūrėjom. Čia tai gal giliau smėly dabar lenda negu molyje, nes molyje buvo apie 10 com. Čia gal truputį daugiau, bet čia, sakau, lengva žemelė. Buvo visokių pabirų, tai jos kaip ir nuglifosuotas. Praėjo apie 9 dienas. Reikėtų dar galų laukio apsisukimą pasimėginti. Aišku, aš tiksliai nemoku ten jo pasileis, bet galima pasiskambinti kolegom, padėtų paleisti. Būtų visai įdomu išmėginti tą reikalą. Aišku, turbūt pačiam apsisuk greičiau gaunasi, bet ateis laikas ištobulės ir šita funkcija. Dieną užbaigiam su kem 1 hektaru. Aišku, mažiau truputį padariau. Nu, padariau tokį plotą, bet tiesiog kartojau tam pačiam lauke ten keliuką, balą tokią. Tai daugiau priskaičiavo ir šiaip pagrūžas vis tiek persidengia. Tai va, visai neblogai padirbėjom. Aišku, buvo visokių pertraukų. Ką dabar reikia mum padaryti, tai prisipūst ratus. Bam, paspaudžiam knopkę. Iki kelio režimo iki 1.9 pakels. O tuo tarpu mes galim susilankstyti skutiką ir važiuoti namučio. Jeigu traktorius naudojamas ir transporte, ir žemės dirbime, tai labai patogus dalykas. Aš kaip savo Fendui tai visada 0.9 padaręs, bet aš šio transporte niekada nenaudoju. Šiandien vaizdelį turim tokį. Kolega varo su 8 dėminė, aš su 1000. Visai nemažas čia laukas, reikia paimti gerų kadrų. Iš viršaus paėmiau, bet aišku, drono batarkių buvau pilnai nepasikrovęs. Galvojau, kad pakrautas, bet gavas kaip visada. Šiaip gražiai žiūrisi vienas paskui kitą. Eina. Aišku, su navigacija reikia susižaisti, bet viskas įmanoma. Labai gerai va pasižiūrėti, kaip dirba skutikas iš viršaus. Kolega vara. Tvarkingai reikia dar žiūrėti, kad nesuspintų padargai mūsų.
ką skleidžiuosi skutiką, varysiu į kitą lauką, nes čia dydumą apdaužėm ir nėra labai patogu dviese dirbti. Aišku, reiktų, jeigu du traktoriai būtų ir tarkim ant skutimo, kad tos navigacijos atitiktų kažkaip tai tos vėžas, nes dabar reikia iš rankos paspausti tą centravimą. Nu, nes čia 10 metrų, ten 6, tai tas truputį gaunas. Nu, bet čia maža problema iš tikro. Tai va, o šiaip šitam lauke, ką pastebėjau, čia rugių buvo, nes čia buvo rugiai su vykiais pasėti, nemažai rugių pabirų. Tai nėra taip, kad idealiai padarytų. Greičiausiai reikės dar vieną kartą pravažiuoti su skutiku prieš pačią sėją. Kitas dalykas, kuris nėra labai geras, trūksta drėgmės, o mes jau skutam, ruošiam kukurūzai dirvą, o sėsim tik tai gal už kokios 1,5 ar 2 savaičių. Nu, bet atvežė dėminį traktorių, čia ne kasdienis įvykis. Tai manau, vis tiek sulauksim to lietaus, nes reikia ir antrą tręšimą padaryti su salietra kviečiam, tiek vėtrugėm, tiek miežiam. Ir trūksta drėgmės, sausa, šiaip iš tikro tos šalnos čia kankino mus realiai antrą dalį balandžio. Tai augalai tokie irgi sustresavę, stovi vietai, palyginus pagal nuotraukas archyvinės iš kitų metų, tai augalai atsilieka žiauriai. Nu ir tas potencialas tikrai krenta. Turim tokį vaizdą po arimo, visiškai beveik nematau padargo, bet čia prastas ganėtinai arimas buvo. Nu, arimas gal geras būtų buvęs, bet su traktoriais labai išbuzojam, kai vežėm silosą ir susijėrė daug nelygumo, tai reikia 2 kartus pavažiuoti su skutiku. O dabar iš darbų laukia purškimai, jau rodo šiltesnį orą, reikia susitvarkyti su piktžolėm tiek miežiuose, tiek vėtrugėse, dviskiltėm, nes buvo iš rudens dirvinis naudotas tiek nuo vienskilčių, tiek nuo dviskilčių. Bet vis tiek yra pabėgusių dviskilčių, tai prasipūsim, dar įsimėsim trineksapaką, o su kviečiais važiuosim irgi turbūt su augimo reguliatoriu minimaliu, nes dabar labai sausa, dabar kviečiai pas mane kažkur 30 yra, tai sakau, atsilieka pagal praeitus metus ir tas potencialas tikrai yra mažesnis lyginant. Bet, dar sunku ką pasakyti, bet nuotaikos nėra labai džiuginančios. Šiaip apskritai šnekant dabar toks sunkmetis žemės ūkių yra ir, įdomu, kiek tos kantrybės bus, dirbam iš idėjas, tikimės, kad turėsim pagerėjimą, nes, kosmosas kažkoks tai, kas dabar daros, realiai net nelabai apsimoka dirbti, paprasčiausia turbūt geras skutikas, 10 metris, geras barstytuvas, nesąmonės visokias barstai, lėkščiuoji, išmokas pasiemi ir nesuki galvos, nes su tuo bandymu užauginti, tvarkingai viską padaryti, gaunas, kad pradirbi tą figą ir rezultate nieko neuždirbi, tai toks irgi, kur dirbi dėl idėjos, tai geriau malt šūdą ir kažką uždirbt arba likt ant to pačio. Bet čia tokie pamastymai, kur reikia tikėtis, kad viskas stabilizuosis į savo vėžas ir bus gerai. Prieš gerą savaitę baigiam avižų, žirnių ir vasarinių miežių sėją. Pasėjom beveik 300 hektarų apskritai ir va dar kukurūzas lieka. Tai žadėjau nufilmuoti, bet nelabai buvo nuotaikas filmavimui. Ilgas darbo valandas buvo ir naktį pavariau truputėlį. Bet aišku, su geru žirgu, su gerais padargais, tai tas darbas gan greitai einasi. Tik tai vis tiek yra ir to ploto. Tai jeigu padarom 2 pamainas, kažkas vieną apsuka galūnų į traktorių, tai tada greitai. Uždaužam. Tai taip ir buvo planas padaryti kuo greičiau. Padarėm. Dar po sėjos iš tikrą gavom gal porą milimetrų lietaus. Ir dabar tai jau negavę to lietaus. Dar nieks neišnygė. Bet, žirniai paguldyti į drėgną žemę, tai turėtų tuo išnykti ir galėsiu parodyti aš tos laukus, kaip jie atrodo. 4 valandėlės, kem 5 hektarai padaryti. Kompas rodo, kad 15 h į valandą, bet vis tiek nesigauna, pagrūžos trikampiai, tai kažkas apie 10 tai tikrų išeina.
10-12, manau, hektariuko. Heilandūzai prižiūri tvarką, nenutraukiau piemenę, viskas tvarkoj. Turėtų nepabėgti, nes labai dažnai pabėga jie mum. Sėdu dar į aštunkę. Čia liko durpynai padaryti ir kampai. Ir įdomu lempas išbandyti yra man. Tai šiaip lempas dabar susijungiau. Nu, neblogai šviečia, ką galiu pasakyti, aišku, langai jau apvaryti nuo dulkių, nes šiandien dulkėjo labai. Bet pasikelsiu dar droną, iš viršaus galimės pasižiūrėti. Ir iš tikro tų funkcijų yra daug čia su tom lempom. Galima pasidaryti, kad, aišku, dabar aš nepadaręs, čia galima gražiai tamsint arba didint. Galima gražiai ratuku atjunginėti lempas. Aišku, čia nėra šitas gal taip patogu, bet čia galima susiprogramuoti, kad tarkim ant šitų varikalų privažiuoji prie kombaino, tarkim, atjungia tarkim šitą, kad nešviestų operatoriui į langus. Palei kraštą čia dabar važiuoju iki to durpyno, bet čia pasižiūrėjau, kad reikėtų dar pačias lempas truputį pareguliuoti, nes jos biški šviečia ne ten, kur reikia. Tai iš vis būtų ledas, bet šiaip 360 spindulių apšviečia ir dar net po pačiu traktoriu yra lempas integruotas, šviečia į priekinius ratus. Nu tai apšvietimo kosmosas. Nu čia jau traktorius padarytas pilnam komfortui. Ir aišku, dizainas vidaus labai gražus, ta rankena naujos kartos. Miela malonu dirbti. Akmenai. Nu va čia va. Man šitam durpinėlį būtų gerai ne prisižaist su dėminiu traktoriu, bet su tūkstantiniu man iš vis čia baisu nardyt. Tai su šituo gal bus paprasčiau. Ir dar valdymą pilnai nepripratęs būna, sumaišau, kuris pakelia, kuris nuleidžia. Pasimažinam gylį. Op, reikia kelt, kemša truputį. Nuleidžiam vėl. Reikia iš tikro biškį atgal paduot dar. Ir gylį pilnai sumažint, kad ant volo važiuotų. Nes čia su volu tik suspausti reikia tą durpę. Iš vis čia, iš šios nelabai tos naudos yra, bet, nu, norisi pasėt. Bet, aišku, pasėjai ir dažniausiai nepjauni. Bet labai netvarkingai atrodo, o mane tas nervuoja. Reiktų tas šukas nueit lemkenui pakelt, nes mes jas čia nuleidę buvom. Kai molynė, tai gerai tos šukos nuleistas, čia durpiai tai reiktų pakelt, nes jos ir pradeda brukti. Reikia kiekvienai žemėje atsireguliuoti padargą. Bet va, dabar neblogai. Ir priprast prie jo reikia per prastą sistemą. Nes pradžiai irgi su Horšo Džokerio buvo su, nu, pats nedirbau, iš tikro dirbo darbuotojas. Tai sunku buvo, bet pats padirbau, galimybę supratau. Tai viskas labai gerai. Iš priekio ledukai. Iš šonų. Va šitos galinius norėtus pareguliuoti. Bet nereguliuosiu. Kiek čia man naktį dirbt. Realiai tą durpyną padariau. Norėjau pats išbandytas lempas. Ir tiek žinių, dabar dar droną pakelsiu. Ir viso, bet žemė tai sausa. Grumstai va. Nieko nepadarysi, aišku. Tas dvigubas volas juos
aptrūpina. Bet šiandien gerai būtų ir su kultivatoriu kokį prabraukt. Bet tikrai nebrauksim, nes jo neturim ir taip jau 2 kartus lėkštėm pravažiavom. 8 kapoto pločio irgi užtenka dronui pasikelt. Bam, biškį priekį. Su viena ranka tai yra reikalių. Ką dar labai norėjau išbandyti, tai automatinį apsisukimą. Aišku, aš jį čia nepilnai pasileidau, nes truputį trūksta žinių man apie jo paleidimą. Bet esmė, kad iškeliam padargą. Bam. Ir traktorius pats gražiai apsisuka. Aišku, reikia kvadratinių laukų tokiem dalykam, bet kvadratiniuose laukuose, kodėlgi ne, jisai gražiai dabar apsisukia tą žiedą, tuoj turi išsitiesint. Bam, išsitiesino. Aš spaudžiu vėl go. Ir jisai nuleidžia važiuoja. Ir kitam lauko gale jau kilpa jisai į kitą pusę piešia. Paprasčiau būt negali iš tikro. Aišku, sakau, dar čia reiktų susikalibruoti viską pilnai, nes čia galima ir atstumus susivest, palei lauko ribą, bet tiesiog dar trūksta tam žinių. Nes iš tikrųjų ir pas mane yra Fende šitas reikalas, bet aš jo nenaudoju. Reiktų pabandyti pasileisti, ant liktais licencijos kažkokios nebuvo ar kažko tai. Tai gal visai ir patogu būtų, kai dideli laukai. Bet nu irgi jau tada visiškai nosies krapštimas. Jau kam tas operatorius reikalingas. Uždėjai maišą ant sėdynės, kad būtų ir dėl svorio ir dideliam lauke gali paleisti porai valandų. Šiandien tvarkomės žemynėse Miežiuose. Varškiam Trineksapakę tylą ir 2 skiltės piktžolės. Iš rudens buvo naudotas dirvinis. Tai yra tų 2 skilčių piktžolių. Nuo 1 skilčių jau nieko nebesidedam. Reikia kuo pigiau viską padaryti. Tai va, neblogai sekas. Šiandien planas kvietrugiam tą patį padaryti ir žemynėm Miežiam. Tai čia 205 hektarų. Apie 10 pradėjom. Nu tai žiūrėsim, kaip seksis. Blemba, iš čia prakštuvėlis gan plačiai atrodo. Iš vidaus tai jau pripratęs gan normaliai. Kviečiai turim vaizdą tokį. Tuoj prapjausiu, pasižiūrėsim, ką mes čia gerą turim, bet iš akies matau link tram 1 einam jau tarpsnio. Gražiai atrodo, čia parapsa. Aišku, čia žemė šitam lauke nėra bloga, bet esmė, kad sausa. Ir reikia tikėtis, kad gausim lietaus šią rodą už kelių dienų. Paduotume mes jiem dar maisto truputį. Bet šiaip, nu, viskas gražu. Dabar va, gaus augimo reguliatorių, 2 skiltės piktžolės. Ir paskui dar reikės nuo 1 skilčių prasipūst. Ir ką ateis tram 2, važiuosim su lygom turbūt. Prasipjoviau, aišku, apačią nupjoviau, nes neturėjau su kuo iškast. Bet esmė, kad čianai somos kažkur yra nuo pačios iki 1 bamblio. Tai 30 grinai, kad tai dabar šilti orai, tai pereidinės į 31. Tai mano augimo reguliatorius pats tas laikas. Atlėkiau dar į rapsą, pasižiūrėti kaip su žiedinuku. Bajeriai, matau vieną skraidą, bet šiaip atrodo daug nėra jo kol kas. Bet aišku, dabar jis kils į viršų, tai reikės nusipūst insekticidą už poros kokių gerų dienų, nes dabar neturiu pH, kaip pasirūgštint vandenį, neturiu su kuo. Bet šiaip dar tik tai 2 dieną be šalnos, tai toks biški matęs buvo, lapai pasisukę. Jokio fosforo nieko negavęs per lapus. Bet šiaip atrodo neblogai, aišku, nepalyginsi su pernai, ką to šiai dienai atrodė. Potencialas čia kaip ir yra, tik tai, kad sausa. Bet matysim, kas čia bus. Šiaip čia eksburis, o triatlonas dar lapai, realiai butonai dar nėra net taip pilnai atviri. Tai vėlyvesnė ir pernai tas, tai labai gražiai atrodė tas triatlonas. Aišku, atvažiavus į tą triatloną su kombainu tikėtasi buvo daugiau, bet vis tiek jis man geriausiai birėjo.
Šiandien purškiam rapsėną, vėjas didelis, lašą nusistatė ant 6, važiuojam. Rapsas jau batonus pakėlęs aukštyn, reikia tikėtis gausim lietaus ir kelių savaičių, kokių kelių, meluoju, savaitės bėgi pradėsim žydėti. Labas rytas, mėlieji, antradienis, 9 valandos ryto ir džiaugsmo kupina akimirka. Klasiukas važiuoja, beriam salietrą, 150 fizinių svorių į hektariuką. Tikimės gauti rytoj lietaus, šiandien planas 400 hektarų, pavyks, nepavyks, prieskit jūs, bet manau, kad pavyks, dar aišku visokių neuveskų truputį yra, bet manau, kad susitvarkysim, važiuojam. Pas jūs, hebra, taip nebūna, kad palei griovį yra kelias, bet vis tiek pasidaro vėžas per lauką. Nu tai ką tokiam daryti, akėčias statai naktį ir viskas, ir tada aprimsta. Ir su miškininkais taip pat reikia ant laukų susideda medieną. Nu tai arba medieną naktį pirkti. Ką, dienos planelis įvykdytas, 4 šiam, labai neskubant dar. Buvo visokių sustojimų, biškį džysybą teko laukti. 9 valandos, panašiai 9 ir pradėjom. Nu tai va, šiaip visai neblogai, klasiukas po remonto atlaikė. Aišku, metą kažkokią klaidą, bet greičiausiai dėl sėdynės daviklio, nes jau buvo panaši problema. Tai greičiausiai reikės arba atjungti tą sėdynės daviklį, arba jį apgauti, arba pakeisti. Bet paprasčiausiai turbūt bus apgauti ir nesuk galvos. Tik tai klasas po remonto freoną neužpildytas. Nu tai per dieną teko truputį paprakaituoti, bet tai čia, kad tik tokios problemas būtų, kaip aš sakau. Nes reikės įsikviesti, kas užpildo, reikia ir fendukui užpildyti. Ten manžetą tokį praputę, išsileido freonas, irgi kelias dienas dirbau be kondiškės. Bet sakau, karšta, bet gyvent galima. Nu ką, pagaliau gavom lietaus, apie 10 mm, salietrai geriau būt negali. O šiaip žirniukų atlėkėm iki žirniukų. Šaknis jau dirba, bangalinių bakterijų matas po truputį yra. Žirniai, aišku, gan ilgai prastovėjo žemėj, nes šalta žemė buvo, bet dabar visai neblogai atrodo. Šiaip sudygimas gan tolygus, turėtų būti viskas gerai. Dabar lietų čia gavo, šiaip mielą malonų akį. Avižos irgi gražiai sudygusias, tik tai fendo navigacija truputį buvo nesukalibruota. Tai yra tokių reikalų, bet dabar įsisprendžiau, viskas gerai. O šiaip irgi gražiai atrodo, drėgmės turim, su žirniais dar kas. Citonų mačiau yra, tarsi nemačiau pačių citonų, bet lapukai apgraužti. Bet manau nepurkščiau aš nuo tų citonų, viskas ten tvarkoj susitvarkys savaime. Atlikėm iki dobiliuko, yra priemaišų, yra rapso, yra piktžolių, yra ramūnių matau. Bet šiaip dobiliukas masės tikrai augina, pasipjaus, tos piktžolės turėtų išnykti. Galim pasižiūrėti, kaip šaknynas atrodo. Bet čia vienas iš geresnių laukų. Kiti dar tiek masės neužauginė. Nu, bet čia blemba. Žemėj tai, aš sakyčiau, gražu žiūrėti šiaip. Gražu žiūrėti. Koks šaknynas. Dobiliukų. Irgi gumbelinių bakterijų yra. Dar nuvažiuosim, parodys, kaip vykiai atrodo, ten irgi šiemet įspūdingai. Bet ir patys dobilai. Dabar dar gegužės 9 šiandien. Nu tai gegužės pabaigoje turbūt reiks pripjovimą daryti. Atvarėm iki vykių. Šiemet šiaip daug tolygesnė, daug daugiau vykių yra. Ir gan gražiai visai atrodo. Pernai tokią vaizdą tikrai neturėjom. Buvo kažkur dominavo rugiai, kažkur dominavo tik vykiai. O dabar gan tolygus tas fonas yra. Ir nieko nedaryta, tik tai yra išbarstytas sulfatas 100 kg fizinių svorių užmesta, o daugiau jokių purškimų čia nebus atliekama. Matysim, antri metai auginam, pirmais metais nelabai pasisekė su šitą kultūrą. Aišku, plotus padidinam, bet reikia tikėti šiemet pasiseks su jais. Bet galim pažiūrėti, kokius šaknis jie turi irgi. Nu, įspūdingai šiaip atrodo gumbelinės bakterijas. Bet taip tai va. Čia žemė, apačioj kažkur 10 suomų, tai visiškai sausa, giliau. Bet nieko, dabar tas lietutis tai aukso vertės. Miežiai irgi gražiai dygsta, aišku yra molingas laukas, tai ant molių dar tik tai kalasi.
Dabar akmenus intensyviai renka chebra miežėse. Tada važiuosi žirnius, pikžalės irgi kalasi. Pirmie metai salyklinius auginu. Tręšimas visas padarytas, kas buvo planuota. Nu ir žiūrėsim, ką pavyks čia įspausti iš jų. Nu ką, kviečiai šiai dienai atrodo taip. Turim apie 31 BBCH. Nupurkštas pikžalės yra. Atiduotas visas tręšimas. Kokybinis neplanuojamas tręšimas daryti. Šiemet kviečiai negavę jokio maitinimo per lapus ir jokio negaus, nes mano galva visiškai neapsimoka, kai tokias grūdų kainas. Ir ką pastebėjau šiemet, tai labai aktualus buvo sėjos gilis. Kas pasisėjo per giliai kviečius, jie šaknis negavo deganės pavasarį ir iškart plėmais pradėjo gelst. Tai mūsų planas, mūsų žemėse realiai atlikti normalų pagrindinį tręšimą, o daugiau su visom chemijos priemonėm kuo pigiau viską daryti, nes nereikia spausti 8 tonų, užtenka 5-6, bet mažesni tonažai, daugiau kišeniai lieka šaibų ir daug mažesnė rizika. Tai su fungicidiniais purškimais irgi bus daroma labai minimaliai. Ir pasakysiu rudenį, kaip kas gaunasi, bet manau bus geriau negu investuoti labai į brangią technologiją. Žeminių miežių vaizdas toks šiai dienai, dar jokio fungicido negavę. Važiuosim ant vėliavos, ta vėliava jau tuoj išlis. Prasipūsim kažką, nes yra dryžlygės, žolės sutvarkytas. Rapsiukas po biškį pradeda žiūrėti, eksburis yra triatlonas, dar iki žydėjimo tikrai truputį palauks, bet kulimas realiai bus labai panašus kaip eksburio ir to triatlono jisai greičiau sunoksta. Šiaip gražu, žiedynai gražus. Aišku, aš čia pradžioj lauko stoviu, bet nenoriu labai tolyn, nes šlapi augalai, labai kelnes šlapios bus. Bet viskas tvarkingai, nuo žiedinuko nusipurkšta, irgi per lapus buvo šiemet labai minimaliai, maitinimas jokio fosforo, nieko, ir viskas čia užauga, viskas gerai gaunasi. Triatlonas šiai dienai atrodo taip, dar laukas negeltonuoja, bet jau vienas kitas žiedas skleidžiasi. Kvietrugiai iš po žiemos atrodė labai reti. Dabar vaizdas gerėja, kažkiek ir pasikrūmyja, lapija atsigavo, tai tas vaizdas tikrai į gerą pusę. Aišku, mums veduką uždarė, čianai tai priežiūros jiem iš vis mažai. Dabar kas čia atlikta salietra, sulfatas ir žolės sutvarkytas. Šiaip reiktų augimo reguliatorių dar įkalt jiem, o daugiau tai kaip ir nieks nenumatyta. Bet vaizdas tikrai pagerėja ir džiugina akį. Nu ką, prasilėkiau laukus, iš tikro nuotaika truputį gerėja, pozityvo atsiranda, nes kai buvo sausa ir tai pasėliai atrodė, tai motivacija biškai krenta. Aišku, tas potencialas mažesnis negu pernai, bet jo vis tiek kažkiek yra. Turiu pasėjęs per ūkį 10 kultūrų, viską darau iš patirties, nes daug yra visokių konsultantų, kurie dažniausiai meluoja, žiūri savo naudos, tai reikia labai gerai atsirinkinėti tokius dalykus, dėl to ir pasisėjau tų 10 kultūrų. Aišku, taip sukryto kortos, bet viskas ateina su patirtim. Tai atrodo, gali priskaityti daug teorijos, bet iš tikro, kaip auginti, tai pats esi savo laimės kalvis ir tiesiog žinai geriausią savo ūkį technologiją. O taip dar labai norėčiau padėkoti Iva Baltijai, kurie atvežė Fendą pabandyti. Tai jeigu jūs domitės traktorių pirkimų ar norite išbandyti, tai Iva Baltija dabar gan plačiai daro demo turus, pasiskambinkit, sutarsit su vadybininkais. Vis tiek patys minėjo ir kiek mačiau, tai visokiose galios diapazonuose turi ką padėmint, tiek rautuvus mačiau dėmina, tai jeigu domina, paskambinkit, tikrai susitarsit. O aš jums ką sakau, dėkui, kad žiūrėjot. Aišku, video dabar tikrai būna retai, nes užsikasė tais darbais ir kartais kamerą būna sunku paimti, bet kiek galiu, tiek pasistengiu. Kas į priekį laukia, kombainą reikia pasibaigti, reikia džiovyklą remontuoti, reikia šios traktorius apseit, aišku, lasas kaip ir apeitas dabar. Tas džiugina dar vieną klaidą metą, sėdynės daviklio, bet tą susitvarkysim. Tai dar kartą dėkui, kad žiūrėjot, parašykit komentarą, kokie darbai pas jūs ūkį, užsubinkit kanalą ir iki kitą video, iki. Nu, kas buvo? Atvažiavo vyraus, limpa. Vietai dar čia laiko klausimas, turėtume ištraukti arba ne, nežinau, kas vyravo Fendą, bet labai žeplai. O
labai žeblai varė. Na jo, šiaip įdomu. Žemės tokia saulį švar. Aš jau matau.